Насчет количества людей я сейчас не могу сказать, потому что подсчет ведет наша международная организация Miss International, и они мне скажут, сколько людей. Вот. И я могу сказать, что я очень горжусь нашими смелыми людьми. Они показали, что можно сделать так, чтобы этот парад стал праздником. А то, что некоторые недовольные пытались показывать свою позицию, это демократия. Если это не противоречит законам, они могут это делать только без насилия. Šios eitynės už lygybę tai reiškia dar vieną žmogaus laisvių pergalę. Iš tikrųjų, pirmininkaujant Lietuvai, šis renginys įtrauktas į pirmininkavimo programą. Tai yra didžiulė pažanga. Praėjo puikiai konferencija vakar, praėjo puikiai susitikimas su Stuartu Milku. Na ir šiandien aš laikau gana ramiai eiseną, gana turiningai. Porą tokių įvykių apmėtė kiaušiniais, bet sakau, tai grožio kaukė moteriai. Aš kaltinu mūsų švietimo ministerijas, mūsų švietimo ministrus ir kitus ministrus politinės valios stoka. Seniai reikėjo mokyklose įvesti lytinį švietimą, kuris aiškintų, kad žmogaus lytinė prigimtis yra įvairi, kad žmogaus gyvenimo būdas yra įvairus ir reikia gerbti tą įvairovę, nes kuo didesnė įvairovė, tuo visuomenė turtingesnė. Šitokios eitynės yra auklėjamoji, šviečiamoji priemonė, nes jos parodo, kad visuomenė yra įvairi ir reikia tą įvairovę gerbti. Negalima gyventi viduramžių kažkokiais principais, XIX amžiaus šeimos vertybėmis. Reikia priimti, kad vertybės kinta ir vertybės kūrė žmonės. Sveiki visi, esu iš Kauno, turiu daug metų, turiu šventą santuoką, turiu užaugintus vaikus. Esu čia todėl, kad tokias teisės, kokias aš turiu, turėtų turėti ir mano draugai, kurie yra homoseksualūs. Ir esu čia kartu su jais paprašyti, pareikalauti, švęsti lygių teisių. Today I'm here in my both capacities as a Latvian citizen, as a Baltic citizen, and a citizen of Europe, really. It's my second Baltic Pride in Vilnius, and I've been involved in organizing Latvian Pride and Baltic Pride in Riga for many years. And I have to say, from the experiences of previous years, this is the most successful Baltic Pride so far. It's the biggest, it's the brightest. We have it's a huge number of people. It's happening in a very festive atmosphere. It's fantastic. But I think it's important to underline the strengths of the local lesbian gay community, and we also salute the justice system in Lithuania, because 4 times the court said what is right. You know, they've been true to the European Convention of Human Rights, to the Lithuanian Constitution and Lithuanian commitment to the human rights for everyone.